Sveiki visi. Šiandien apžiūrėsime vieną tokių tikrai fainą aparatų. Čia yra EVIC Primo su nauja versija. Čia yra labai panaši į EVIC VTC, tas kuris anksčiau buvo. Ir dabar jie padarė beveik tą patį, tik padidino, padarė 2 baterijas ir tikrai fainą labai dizainą. Kaip ir minėjau, žiūrim iškart, kas yra apačioje. Maksimaliai iškart 200 W. Štai toks pats modukas, kol kas mes jį padėkime į šoną. Žiūrim, kas yra dar čia, nes čia gal kažkas įdomaus, net jo. Yra įdomus dalykas. Čia yra tas ir oda. Oda, man patinka šita oda. Kodėl? Kadangi, kaip mes matome, čia yra juoda oda. Čia yra oda, galbūt čia yra netikra oda, bet bent jau čia yra oda. Tai, čia yra ruda oda. Kai matome, kažkas, pavyzdžiui, jums turėjot juodą, jums jis nelabai patiko, norit pakeisti, opa, šaunam taip ir viskas susirand. Vos negalima sakyti naujas Vox modas. Kalbant apie baterijas, jau čia dabar tapo 2, mes kol kas būtent šiuo metu padarom taip, aš iš savo senojo kuboido, kuris pas mane čia yra, ištrauksiu baterijas ir įdėsim jas šičia. Pirmą minusų į apačią, antrą pliusų į apačią. Uždarom. Veikia. Žiūrim, kas kaip, Smart Max. Asmeniškai šitas modas man kažkaip nelabai patinka, tai mes perimsim iš karto į kitą. Taip, 1, 2, 3. Perjungiam į Nicotin Power 110 W. Kai matome, rodo mūsų 2 baterijų, kiek pas mus liko baterijų. Taip pat galima bus dabar iš karto šaut kaitikliuką. Asmeniškai šiuo metu mano vienas iš tokių favoritų, kuris jau yra ir išlieka gan ilgą laiką, čia yra Clayton, kurį aš dabar aišku negaliu kažkodėl atsukti. Tuoj mes jį atsuksim. Vienas iš mano favoritų yra Clayton, kurį mes tuoj pat šitą perkelsim į čia, pabandysim iš karto jį pagarinti ir ant kiek greitai paduoda visą galę ir kaip jis iš viso veikia. Kai matome, čia yra labai fainas smailikas, viena akytė, šita akytė vaizduoja minusą, šita akytė vaizduoja pliusą. Čia yra Fire Button, jis yra tikrai didelis ir labai patogus, bet pabandykim užsidėti mūsų Clayton kaitikliuką ant viršaus, pabandyti jį pagarinti. Kalbant apie šitą boksą, man jisai patiko, dėl ko jis yra patogus ir debatkis jis dėl to jis yra, ta prasme, ranka guli labai ir fainai ir labai gerai. Čia yra tokia kaip vos ne oda, kuri suteikia visai nemažai gerą dizainą, taip pat su Clayton jis varo labai fainai. Pakaitina mūsų patį kolą irgi gan greitai, kas mane sužavėjo ir atrodo pats tikrai labai fainai. Ar biškai pagarinkim šitą aparatą? Man jisai patiko. Kaip patį boksą nevertinsiu maksimaliai, galbūt dėl to, nes dabar yra labai daug dalykų, kurie reikalauja labai daug vatų. Jisai jos turi, bet negalės ilgai išlaikyti 200 pavyzdžiui vatų. Tai galbūt dėl tos baterijos galėtų būti kokias 3, būtų labai fainai. Bet kaip 2 batkų modas tikrai yra vertas dėmesio ir kaina nėra, kuri labai stipriai kandžiasi. Kainą žinosite visas Vapeshop puslapyje užsukę pas mus Vapeshop LT Facebook grupę. Tai galėčiau vertinti 9,6 iš 10, kadangi iš tiesų labai fainas. Spalvos gerai suderintos, 25 mm čia yra diametras, veikia tikrai labai gerai. Tai kad su jumis šiandien buvo Vapeshopas ir EVIC Primo, užsukam į pas mus, pagarinam pačiam PlayStation'u, užsipilam bazės už 3 eurus ir tikrai visi liks laimingi. Kągi, ačiū visiems už peržiūrą šito ir už apžvalgą, kad žiūrėjote. Buvo dar kartą Vapeshop ir laukiam jūsų visų pas mus šią spotę.